kad nepirko. O pasirodo, kad tose buteliukuose ne aliejus, ne aliejukas reiškia, ten lubrikantas, o ekstazi. Ekstazi narkotikas toks yra. Skystas ekstazi, kuris yra skaidrus, slidus skystis, kuris yra, kai patenka ant kūną, veikia kaip performance enhancing additive, tai būtų veiklą pagerinantis, paskatinantis priedas. Na, kitaip sakant, kažkoks tai skatinantis chemiją, skatinant chemiją, ar ne? O mentaliai ir fiziškai paralyžiuojant individą ir žinoma, kad sukelia komas ir priepuolius. Na, jeigu jis ten turėjo šitiek ekstazį skysto, tai tada viskas aišku, kaip jisai ten su jais visais susitvarkė, kaip jis ten su jais elgėsi ir kas ten vyko. Ir tai visiškai viską paaiškino, jeigu tai yra tokie kiekiai narkotikų. O šiaip daugybė vaizdo įrašo apie Didį ir Justiną Bieberį dabar cirkuliavo, bet šis ypatingai kelintis nerimo. Jis yra apie tai, kad akivaizdžiai nejaukiai jau besijaučiantis Justinas Bieberis buvo priverstas praleisti su Didį 48 valandas ir daryti dalykus, apie kuriuos jie net negalėjo kalbėti, pasak Didį. Tuo tarpu jisai apdovanojo Bieberį dovanomis, tomis kaip Lamborghini bei naujais rūmais. Dabar kam nors kas nors neaišku, kas čia yra? Arba štai pavyzdžiui štai čia. Aš nežinau, TVP Šien tai yra People's Voice TV, dar kitaip žinomas. Na, jos straipsniai ganėtinai agresyvūs, tokie aštrus, kaip sakant, pataikantis į temą stipriai. Ir dažnai atrodo kaip nepatvirtintas sąmokslo teorijos, bet tiesą sakant, nemačiau ne vieno kol kas straipsnio, kurį būtų manoma paneigti. Tai jis dabar iš viską parašė, tai kad FTB perėmė siaubingus Obamos reikaliukus juostas, kur tariamai yra nepilnametis Justinas Bieberis. O kalbama apie tai, kad Big Mike'as prievartavo Justiną Bieberį, mėlėjai. Wow! Jeigu tai yra ir dabar tai išlys, Big Mike'ą jie gali kaip savo ausis matyti prezidento pozicijoje. Faktas. Bet jeigu tai juosta egzistuoja, tai įsivaizduokit skandalą, reiškia dabar. P. Diddy dalyvavo kažkame kur kas didesnėme negu dauguma žmonių gali įsivaizduoti, rašo Jack Straw. Tai veda tiesiai į viršų. Trumpas ir kariuomenė viską paleido į trasą, paleido į judesį. Ir krašto apsaugos departamento priedanga P. Diddy tyrimui galų galės sujungs visus su Kamala Harris, Epsteinui, Clintonais. Trumpas įsitikina, kad FTB bei DHS, krašto apsaugos departamentas, sunaikins save pačius per šitą priedangą, kas apims karinę perversmą, prievartavimo turto, žmonių prekybą, sekso gaujas. Visa tai bus surišta su didžiaisiais bankais, tarptautinėse finansinėse sistemose susietais su Epsteinu. Šitos kariuomenės operacijos yra kur kas didesnės ir kur kas toliau siekiančios negu bet kas suvokia. Trumpo galutinis tikslas yra išvalyti namus FTB, CŽV bei DHS, kurios giliai dalyvauja karinėme perversme, Deep State'o ir sekso prekybos operacijose su buvusiais prezidentais bei viceprezidentais. P. Diddy areštas buvo skirtas apginti Kamala Harris, Hillary Clinton CŽV operacijos yra taip pat tame įsivėlusios. Dabar yra milžiniška galios kova tarp departamento teisingumo, krašto apsaugos departamento ir FTB. Aš jau pasidalinau, kad P. Diddy slaptai buvo areštuotas per Trumpo administraciją ir patapo trigubų agentų. Tai žinoma, aš apie tai netgi laidą padarysiu. Privertė pasisukti jį prieš jo buvusius sąjungininkus. Jis turėjo milžiniškus kiekius kompromituojančius informacijos, vaizdo įrašų, serverius, žvalgybos duomenis, apimančius aukščiausias žymybės, elitus bei Jungtinių valstijų pareigūnus. Šita informacija buvo nukopijuota ir kontroliuojama baltųjų kepurių FTB bei Teisingumo departamente. P. Diddy buvo priverstas atlikti rolę, atskleidžiamas gilę korupciją DHS, FTB bei CŽV, viskas susieta su Clintono, Obama bei kitais režimais. Dabar vyksta kova tarp agentūrų, kur baltosios kepurės kovoja su juodosiomis kepurėmis. Tai yra tiesiog pavadinimas. Baltosios kepurės yra tiesiog tie, kurie kovoja įstatymo pusėje. Juodosios kepurės yra tie, kurie kovoja prieš juos.
Čia toks masoninis terminas, jeigu ką. FTB tyrimas buvo nuvežtas į, kaip čia pasakyti, perimtas DHS, Krašto apsaugos departamento, per įsakymus susietas su Bidenu, Kamala Harris, Hillary Clinton ir Obamos CŽV operacijomis. Yra labai plati panika Holivude dabar, kai dauguma yra labai išsigandę, kad jie bus atskleisti tuose sekso juostose. Įžymybės tokios kaip Kardashians, sąrašo aktoriai bei produceriai. Tačiau Deep State'as visai jais nesirūpina. Jiems rūpi iš tikrųjų Kamala Harris, kuri pasirodė tuose vaizdo įrašuose kartu su Epsteinu, Billu Clinton ir netgi Chrisu Tuckeriu. Štai kodėl DHS perėmė kontrolę šitų tyrimų. Jie žino, kad didis prieš juos pasisuko ir kad chaosas, kurį jisai paleis, grasina visiems 24 metų rinkimams. Hillary Clinton manipuliavo Kamala Harris atvykti į šitos slaptus vakarėlius ankstyvais 2000-aisiais, kur jinai buvo filmuota tuose įžymiuose sekso renginiuose, kuriuose dalyvavo nepilnamečiai paaugliai ir netgi jaunesni vaikai. Vidinė kova FTB, DHS bei Teisingumo departamente intensyvėja kai Baltosios kepurės grasina atskleisti tą visišką korupciją. Už scenos Trumpas, kariuomenė, Baltosios kepurės, FTB, DHS operatyvininkai ir žvalgybos agentūras jau žinojo apie šitos įvykius. Jie žinojo, kad Deep State'as vadovavimas Obamos CŽV bei Deep State'o FTB pabandys pridengti dydį nuo publikos ir jį užtildyti. Štai kas dabar atsitiks. Pirmas tyrimas apie dydį bus dūmų uždanga su tuo, kad Deep State'as praras visą patikimumą pasiruošime antram raundui Trumpo baltųjų kepurių apkaltoms 2005 metais. Visą tai susijungs su perversmu pasiekoje ir chaosu 24-25. Civilinio karo, pilietinio karo lygio chaosas yra planuojamas. Bet po to, kai Trumpas ir kariuomenė atstatys tvarką vėlyvą pavasarį 25 metais, naujai suformuotas Teisingumo departamentas ir FTB divizijos pribaigs visą sagą ir ištemps visą didžio sagą į šviesą. Taigi šitie tyrimai susijungs su Epsteinu, su bankais, susijungtai su BlackRocku, su kariniu perversmu. Mes esame susidūrime kurse su tiesa apie Deep State'ą, globalistinį perversmą prieš Jungtinės valstijas. Ir beveik artimiausią civilinio karo scenarijų, kuris parodys Amerikos publikai gilius šitos išdavystės, mėlėjai. Didis yra centras, kaip ir Epsteinas, vienas iš centrų visam šitam reikale. Ir jeigu šita visa medžiaga ir dar jos kopijos yra, tai yra labai pavojinga tiems, kurie bando prikergti Trumpo į didį, kaip jo ten kažkokį bendražygį. Matau klėdėsius ištisai vis dar tebe varomos, reiškia, su visiškai feikiniais ir nieko nepatvirtinamais, iš vis įrodytais feikiniais argumentais, bet nuo klėdėsių, kaip sakant, niekur nepabėgsi, jų buvo ir jų bus. O štai ką jis yra apie Trumpą pasakęs. Čia toks argumentas tiems, kurie galvoja, kad tai yra šalininkas Trumpo. White men like Trump need to be banished. That way of thinking is real dangerous. This man literally threatened the lives of us and our families about going to vote. When you look at it, we don't have no choice. You know what I'm saying? You can say what you want about Biden. I can't say I love the pick either, but hey, we got to get him in office, and then we got to hold him accountable. White Baltieji vyrai, tokie kaip Trumpas, men like Trump need to be banished. Turi būti užbaninti, nes mąstymas toks kaip jo yra labai pavojingas. Štai didžio požiūris į... Kas čia dabar? Kodėl aš matau Gediminą Janavičių? Viskas normaliai. Matau monologą, bet matau, kad normalus monologas. Tiesiog užmečiau į komentarų sakį. Tai va, viskas normaliai, važiuojam toliau. O iš tikrųjų ką? DC Trainer gerai rašo. Atsiranda toks jausmas tarsi didį ir jo tinklas iš sekso vakarėlių lankytojų galėtų būti tas 2024 metų spalio surprizas. Iš ties kietai Holivudo žvaigždėms būtų palaikymą reikšti kažkokiam politikui, pavyzdžiui, Kamala Harris,
kada jie visi turi ginti save nuo didį sekso vakarėlių lankymo. Ir kiek daug demokratų politikų yra irgi tai įsivėlęs klausimas. O tai siurprizas, ką? O tai siurprizėlis. Likus mėnesio iki rinkimų. Skandalo atomazga. Ir jeigu dar sąrašai kažkiek paviešinti bus, tai šis, fantastika tiesiog. Štai koks siurprizas yra spalio, mėlėjai. Dar vienas siurprizas, Rozan tokia yra